Nu, pakalbėk, Pupė. Nu, pasakyk, ką nors. Nu. Tai ką? Aš vėl čia su savo tom šnekom. Šiandien buvau galvojus šnekėt apie išsinišinimą, apie kažką tokio, visiškai dabar grįžau namo. Ir nieko atrodo, aš nenoriu apie tą temą net kalbėti, atrodo nesijaučiu, kad šiandien aplamai kažką aš norėčiau. Labai šiaip baisiai tingėjau šitą videką filmuoti, taip nuoširdžiai pasakius. Ir vis dar tingiu ir labai sunku prisiversti. Tai šiaip noriu pakalbėti aplamai apie savo šiandienos tokį kaip ir dieną. Šiandien labai daug apmąstymų buvau. Kur ta katė? Pašpupė. Pasakyk, ką nors. Šnyf, ne? Tai jo. Tai šiandien buvau tokiuose gan dideliuose apmąstymuose. Dideliuose mąstymuose buvau, kad ką man aplamai daryti su tuo YouTube, kadangi aš jį pradėjau kurti. Ir realiai pradėjau kurti vien tiesiog, kad brandint savo veiklą, brandint savo fotografavimą. Ir mano toks tikslas ir yra, ir aš darysiu iki tol, kol tai pasieksiu. Bet esu dabar tokio, kur aš atrodo neturiu nei kažkokio savo veikėjo, kaip ir tariant, charakterio. Ir toks atrodo tie videkai, sėdant tos sofkės ir pasakoji tiesiog, tai taip, nežinau. Tai kažkaip man pradėjo kliūti ir pradėjau šiandien gan daug mąsčiau ir svarsčiau, ką man keist, ką man daryti. Ir kaip ir yra tokia nuojauta, ką reikia daryti, ką reikia keist, bet atrodo reikia dar atrasti. Tai aš kažkaip nujaučiu, kad šitie metai su pačiu YouTube užsibaigs pas mane labai, taip sakyčiau, silpnai, nors buvo planuose labai daug padaryti, bet kažkaip vis neišeina, pradedu vis abejot savim. Tai jo, tai štai tokie pas mane dalykėliai yra. Tai šiandien labai daug apmąstinėjau aplink tą visą išsinišinimą, ko aš tikrai noriu daryti čia. Ir 100% žinau, kad aš noriu kalbėti būtent iš fotografinės pusės, kalbėti iš vloginimo pusės, tiesiog apie save, apie tai, ką veikiu gyvenime, apie visas keliones, bet atrodo nerandu to, kaip perteikti kažkaip labai įdomiai. Atrodo viskas labai nuobodžiai ir taip neįdomiai patikiu. Galbūt kažkam ir yra įdomus tas toksai mano pasirodymas čia šitam kanale. Tai jeigu įdomus, šiaip drąsiai palikit komentarą, žinosiu, kad galbūt ir visgi teisinga linkme einu ir aš čia permastau ir pergalvoju. Aišku, yra visą laiką gerai tobulėti. Visą laiką aš esu už tai, kad reikia vis naujų dalykų atrasti, reikia vis su galva, o ne apsistoti ties vienu dalyku. Tai jo. Tai vat, tai pas mane čia šiandien galvojau pasakosiu apie išsinišinimą, kiek yra svarbus jisai. Grįžau namo ir aš Aivarui sakau, blemba, nenoriu šiandien nieko filmuotis, nieko daryti. Ir tiesiog Aivaras sako, eik ir kelk, tiesiog eik ir daryk. Ir aš galvoju, jeigu prisižadėjau, kad aš kelsiu, tai aš ir kelsiu, nors ir tylėsiu visą tą laiką. Tai jo, dabar tiesiog nesąmonės pašnekėjau, popę parodžiau. Tai vat. Tai žodžiu, susirinkom tiesiog ant šitos sofkutės pasėdėti ir kad aš kažką bent jau nufilmuočiau ir kelčiau. Manau, ir toks esminis dalykas yra, kad aš turiu biškai gautos disciplinos ties YouTube'ės, to visų kūrimu, nes kai aš pradėjau kurti, aš ir pasakiau, kad aš kelsiu kiekvieną ketvirtadienį, nors ir neturėsiu ką kelt. Tai dabar atėjo šitas ketvirtadienis, kai atrodo, lyg ir turėjau ką kelt, bet, galvojau, bent jau tiesiog prisiversiu nusifilmuoti ir kokią nesąmonę įsikelt. Tai va būtent tą ir padariau. Tai tiesiog šiandien apie tuos visus pagalvojimus. Tai ieškau to savo kažkokio charakterio, apie kurį aš noriu kalbėti, kaip aš noriu jį pateikti. Nes labai daug kas, kadangi visas tas YouTube'as, Instagram'as, TikTok'as yra perpildytas vis įvairiaus kontento, tai turiu aš būti kažkuo įdomesnė ir išskirtinesnė. Visą laiką yra labai svarbu turėti kažkokį išskirtinumą.
Tai kadangi jau fotografijos srityje aš tą savo išskirtinumą atradau, bent jau aš taip galvoju, kad aš jį atradau. Ir dabar man reikia atrasti čia. Reikia čia atrasti kažkokį tą savo veikėją. Ir tiek. Tai dabar vyksta tokios paieškos. Esu nusimačius jau, kad metų pabaigoje padarysim mano tokią apžvalgėlę. Padarysim, ką per šitos metus pasiekiau, kiek fotosesijų padariau, kokius įvykdžiau savo tikslus per tuos metus. Tai biški tokia bus mini apžvalgėlė visų tų mano tikslų. Tai jo, tai va šito labai videko laukiu, nes realiai šiaip toks keistas dalykas, bet vien dėl šito videko ir susikūriau YouTube, nes galvoju, noriu pasidalinti, ta prasme, galvoju, man storių neužtenka ir galvoju, reikia man kažko geresnio. Nu tai sugalvojau, kad reikia YouTube'ės tada. Tai va taip. Tai pakomentuokit, kas ieško dar savęs, kas ieško to kažkokio, sakykime, veikėjo savo veikloj, ar ieškot nišos, ar tiesiog pakomentuokit, ar jums iš viso tas mano toks kontento kelimas, ar aplamai aš pati, ar jums esu įdomi. Aišku, aš vis tiek čia darau realiai labiau dėl savęs, nes man pačiai patinka visas šitas filmavimas, aš labai gerai prieš kamerą jaučiuosi. Ir tuomet palaikinkit, pakomentuokit, pasubscribinkit, pasiekit mano Instagramą tiek Monerę, tiek asmeninį. Labai labai būčiau dėkinga, nes vis tengiuosi būti savo asmeniniam Instagrame dažniau ir dažniau, kadangi noriu biški labiau ties ten susikaupti. Aišku, ir ties Monerė labai daug dirbu. Tai renku sekėjus pas save asmeniniam, tai kas galit, pafollowinkit, matysit mano kasdienybę, dažnai dalinuosi tenai, ką veikiu, ką darau. Tai jo. O ką tada mes dabar iki kito ketvirtadienio?